Aš tikiuosi, technika veiks taip, kaip turėtų, bet vis tinka retai, tai atleiskite, jeigu bus kokių nors techninių sutrikimų. Pradžioj aš norėčiau prisistatyti. Aš manau, kad aš pažįstu, gal 10% iš jūsų čia esančių, kas yra iš tikrųjų labai gerai. Kitiems galiu pasakyti, kad prieš 15 metų aš gyvenau ir dirbau Lietuvoje, dariau muziką. Grupėje XM, čia jūs galėt nuotraukai matyti mane ir mano kolegą Kryžių, Klaipėdoje kažkur fabrikuose. Mes darėm techno muziką, rengėmės kaip gotai ir buvo daug dalykų, kurių mes nežinojom. Vienas iš jų buvo, kaip atrodo techno muzikos atlikėjai. Po to mes prodiusavom daug atlikėjų Lietuvoje, bandėme modernizuoti šiek tiek lietuviškos muzikos skambesį. Ir 99 metais aš supratau, kad man labai sunku gyventi Lietuvoje. Aš nebuvau vienintelis, kuris irgi priėmė sprendimą, kad reikia išvažiuoti. Išvažiavau aš į Berlyną, miestą, kurį aš labai mylėjau iki tol jau. Ten jau gyveno dalis mano šeimos. Nuo 99 metų aš gyvenau ten. 2000 metais aš pradėjau dirbti internetinėse kompanijose. Pradžioje aš darydavau puslapius Vokietijos futbolininkams. Tai buvo iš tikrųjų keista pradžia, bet gal kuri mane daug ko išmokė. Po to sekė darbai Vokietijos vyriausybės ministerijoms, karo ministerija, gynybos ministerijos, pavyzdžiui, puslapį. Po to aš dariau puslapius limonado gamintojams, automobilių gamintojams. Ir jūs įsivaizduojate, kad po 5-6 metų tokio darbo paprasčiausiai buvo aišku, kad dar 5-6 metus tokių dalykų aš nesugebėsiu daryti. Paprasčiausiai mano karma buvo kritusi į tokią duobę, iš kurios išlipti praktiškai buvo nebeįmanoma. Ir tada aš supratau, kad aš noriu daryti kažką, kur aš galėčiau vėl prisiminti senąjį save, žmogų, kuris dirbo su muzika, su dalykais, kurie man pačiam svarbus. Ir man labai pasisekė, nes aš išgirdau apie projektą, kuris vadinasi SoundCloud. Tai buvo, nežinau, 3 žmonės tuo metu, kai aš išgirdau apie tai. Ir vienas iš tų žmonių, kuris darė šitą projektą, buvo mano senas draugas Erikas. Aš apie jį papasakosiu šiek tiek vėliau. Bet 2008 metais, po visų tų darbų futbolistams ir kareiviams, pagaliau aš atsiradau SoundCloud. Ir čia turbūt ir prasideda, iš tikrųjų, pagrindinė istorija, kurią aš jums norėčiau šiandien papasakoti. SoundCloud buvo sugalvota Švedijoje. Iš tikrųjų, tiesą pasakius, turbūt San Franciske, bet sakysim, tai prasidėjo visa istorija Švedijoje. 2 draugai Aleksas, Alexander Ljung ir Erikas, Erik Palfors. Jie studijavo kartu ir galvojo apie tai, kad reikia pradėti daryti kažkokią internetinę kompaniją, bet jie neturėjo aiškios idėjos, ką galėtų daryti šitą kompaniją. Kol vieną kartą jie suprato, kad vienas iš juos labiausiai nervinančių dalykų yra tai, kad jie negali nusiųsti savo muzikos, savo padarytos muzikos vienas kitam per e-mailą, nes paprasčiausiai koks nors Hotmailas ar Yahoo nuspręsdavo, kad šitas failas yra per didelis, jo negalima prigaminti, arba atsisakydavo MP3 failą prigaminti prie e-mailo. Ir Aleksas tuo metu buvo, man atrodo, garso dizaineris. Jis darė, jeigu jūs nežinot, kas yra garso dizaineris, tai yra žmogus, kuris kuria garsus filmams. Tai, ne pačią muziką filmams, bet
nežinau, sprogimus ar ten lietaus garsą, dar kažką. O Erikas buvo tuo metu jau šiek tiek žinomas elektroninis atlikėjas. Jis išleido vieną labai neblogą albumą 2000-ųjų pradžioje, vadinasi Soul Hack, jo pravardė buvo Forsh, Sonar Collective Records. Ir jie abu žinojo tą problemą, kad dalintis muziką internete buvo visiškai netrivialu. Ta prasme, ją būdavo kažkur galima įkelti, netgi buvo, pavyzdžiui, MySpace galima buvo įdėti tą muziką į saitą, bet ją nusiųsti paprasčiausiai, bet iš vieno žmogaus kitam buvo praktiškai, sakysim, tai buvo įmanoma, bet tai buvo labai sudėtinga. Kuo buvo ypatinga šitą idėją SoundCloud? Tuo, kad kai jie pradėjo kurti šitą internetinę platformą, visi kiti žmonės, kurie kurdavo muzikinės internetinės platformas, jie galvojo apie klausytoją. Tai reiškia, visi interneto portalai galvojo apie tai, kaip padaryti muzikos pristatymą klausytojui, kaip žmonės gali, reiškias, įkelti savo įrašus ir jie būtų prieinami jų fanams. Iš tikrųjų, o pačių atlikėjų ar muzikos prodiuserių poreikiai visiškai nebūdavo paisomi. Ir SoundCloud buvo iš pat pradžių buvo sukurta kaip platforma profesionalams keistis savo įrašais. Ir tai, kad jie gali būti klausomi bet kokių žmonių, tai čia yra tik tai vienas iš features, viena iš galimybių. Čia jūs matot 2008 metų SoundCloud komandą ant mūsų stogo. Šitie du vaikinai kairėje viršui, čia yra Aleksas ir Erikas. Čia Hinkė, Katarina, Hannes, aš ir Šau. Iš šitų žmonių tik tai vienas žmogus, aš manau, Katarina, jinai nėra nei didžėja, nei prodiuserė. Visi kiti yra arba didžėjai, arba prodiuseriai, arba tas ir tas. Tai parodo, kiek mes buvom visi patys suinteresuoti daryti kažką ir ant kiek mes supratom iš tikrųjų, ką mes norim pastatyti. Buvo, sakysim taip, mes statėm platformą, kurią mes patys norėjom naudotis. Visa idėja buvo, reiškia, kad mes galim susikurti instrumentą, kurio mes patys galim platinti savo muziką. Ir tai buvo viena iš priežasčių iš vis, kodėl aš prisijungiau prie SoundCloud, nes aš pamačiau, kad tai išspręstų ir mano paties problemas, kurias aš turėjau tuo metu su savo muzika, ypač pristatyti ją kitiems žmonėms. SoundCloud dabar atrodo taip. Iš tikrųjų, ne dabar, čia yra kalėdų nuotrauka. Dabar yra dar koks 10 žmonių daugiau mūsų naujam ofise. Aš nesu šitam kadrui, nes aš fotografavau. Bet yra kita daug blogesnė nuotrauka, kur aš matau. Kodėl Berlynas? SoundCloud prasidėjo, kaip aš minėjau, pati idėja buvo San Franciske, pirmieji žingsniai buvo žengti Stokholme, po to Erikas ir Aleksas pradėjo ieškoti pinigų. Kad pastatyti šitą platformą reikia nemažai pinigų, ne tiek daug turbūt kaip kitokios platformos ar kitokios internetinius projektus, bet vis tiek tai buvo pakankamai didelė suma, kad jie neturėjo tų pinigų, tai jie pradėjo važinėti po visą Europą, iš tikrųjų po visą pasaulį, ieškodami investorių. Ir galų gale jie surado investorių Berlyne, kuris jiems pasakė, kad sako, jūs turėsite čia ir likti, nes daryti interneto projektą Stokholme yra paprasčiausiai nerentabilu. Jeigu kas nors iš jūsų esat buvę Stokholme, įsivaizduojat, kiek gali kainuoti, nežinau, 1 valanda žmogaus darbo. Jeigu ten alus kainuoja 12 eurų, bare, tai atitinkamai. Ir neįmanoma finansuoti jokio projektą. Tai buvo pirmas žingsnis ir kuo toliau, tuo buvo aiškiau, kad Berlynas buvo labai teisingas sprendimas.
pradedant, aš nežinau, bet sąlyginai pigiomis nuomomis, kur žmonės galėjo, reiškia, atvažiuoti ir gyventi. Baigiant tuo, kad praktiškai, nežinau, didelė dalis Europos muzikos kompanijų yra įsikūrusios Berlyne. Ir kai aš sakau muzikos, aš turiu omeny ne įrašų kompanijas, bet tos, kurios, pavyzdžiui, aš žinau, Ableton arba Native Instruments. Firmos, kurios gamina įrangą muzikos prodiuseriams. Ir tai buvo esminė rinka, apie kurią mes galvojom iš tikrųjų. Mes nenorėjom daryti įrašų, mes norėjom padėti žmonėms daryti įrašus. Ir Berlyne mes turėjom prieimą prie visų šitų žmonių, kurie jau žinojo, kaip daryti produktus, kuriam įdomus, reiškia, muzikantai. Ir Berlyne yra, dar kas ypatinga, tai yra, kad tai yra beprotiškiausias miestas Europoje. Viena iš nuotraukų gali pailiustruoti. Čia yra tipiškas 2008 metų SoundCloud, netgi nepavadinčiau vakarėlį, šiaip popietę. Tuo metu mūsų buvo dar vis 5 ar 6 žmonės, bet čia visi šitie žmonės yra šiaip, nežinau, draugai, dar kažkas. Mes turėdavom sound system, taip pačioj, grodavo kažkokie didžiai, atsimenu, vykdavo vakarėliai, kuriuos mes organizuodavom ir viena iš priežasčių, dėl ko mes vis tai darėm, apart to, kad tai yra geras laiko praleidimas, tai buvo pritraukti žmonės iš Berlyno muzikos scenos, kad jie pradėtų vienas kitiem pasakoti apie SoundCloud. Mes neturėjom pinigų nei nusipirkti reklamos, nei pradėti kažkokią ten masyvią kampaniją ir susitikinėti su visais įrašų bosais. Mes pašios nusprendėme, kad mes siūsime mailus visiems savo draugams, kurie susijęs su muzika, arba pažįsta žmonės, kurie susijęs su muzika. Ir mes darysim vakarėlius, į kuriuos dažniausiai ateina žmonės, kurie pažįsta didžėjus, aš nežinau, prodiuserius dar kažką. Ir galų gale po metų praktiškai visi Berlyne žmonės, kurie turėtų žinoti apie SoundCloud, žinojo SoundCloud. Vienintelė problema, kad jie mus labiau žinojo kaip vakarėlių organizatorius. Dar užtruko pusmetį juos įtikinti, kad iš tikrųjų mes esam jų išgelbėtojai. Bet, tai atėjo su laiku. Dar viena Berlyno iliustracija. Štai nuotrauka yra Onyx Ashanti, tai yra visiškai unikalus žmogus. Aš net nežinau iš tikrųjų, iš kuris atvažiavęs yra. Kaip ir dauguma šiuolaikinių berlyniečių jie atsiranda po vieno gero savaitgalio. Žmonės paprasčiausiai išmeta grįžimo bilietą ir pasilieka. Onyx Ashanti, jisai dalyvaudavo visuose mūsų vakarėliuose, jis atsirasdavo paprasčiausiai staiga vidury ir paklausdavo, gal jisai galėtų prisijungti savo laptopą. Jisai grojo tokią elektroninę fleitą ir aš nežinau, gal pasišalme dar ten kažkokia elektronika įmontuota. Jis pusiau robotas, pusiau elektroninis fleitistas. Tai yra, kodėl aš jums rodo, dėl to, kad tai yra šiuo metu tipiškas Berlyno parko atlikėjas. Tai nėra kažkoks, kaip sakysim, aukštos klasės veikėjas, tai prašiausiai jūs, jeigu vasarą išeinate į parką, jūs užkliūnat tiesiog už visokių didžėjų, muzikos prodiuserių, kurie demonstruoja gyvai savo muziką. Tai jūs įsivaizduojat, koks kiekis yra reiškias muzikos kuriančių muziką žmonių Berlyne. Tai būtent dar vienas įrodymas, kad iš tikrųjų miesto pasirinkimas buvo teisingas. Kai mes pradėjom dirbti prie SoundCloud detalių, mes supratom, kad vienas iš pagrindinių dalykų, ko norėjo muzikos profesionalai, tai buvo galimybė dalintis savo kūrybą. Ir dalintis, pradedant nuo pačio paprasčiausio būdo, kurį aš minėjau, kad Aleksas galėtų išsiųsti savo naujausią gabalą Erikui.